Esu Rimas Driežis, režisierius, dailininkas, šiuo metu rūpinuosi teatro paveldu. O spektaklis Silvestras Dūdelė, jo, padariau dar 1996 metais, kai minėjom mūsų profesionalaus lėlių teatro pradininko įsteigto marionečių teatro 60-metį. Jį įsteigė žymus dailininkas Stasys Ušinskas, o jo premjera ir atidarimas ir premjera pirmoji buvo parodyta Kaune, tada laikinoji sostinėje 1936 metais, gegužės 6 dieną. 1986 metais, gegužės mėnesį, teatras Lėlė inicijavo Ušinsko marionečių teatro 50-metį, į kurį sukvietėm visus Lietuvos lėlininkus. Šiemet sukanka 120 metų nuo Ušinsko gimimo ir ta proga, kaip sakiau, kadangi jau Lėlės teatras tokį nerašytą įsipareigojimą lyg ir turi, kai pradėjom minėti jos sukaktis, gal ir nelabai jau ten maštabiškai, bent spektaklį skirsime tai progai savo repertuare. Apskritai galbūt tas mūsų spektaklis repertuare, kurį rodom jau nuo 96 metų, o 2005 Ušinsko šimtmečiui buvo atnaujintas, tai ir žanrą praktiškai turi tokį. Tai yra, kaip jau ne vienas teatras yra daręs kokią nors progą, tokį proginį spektaklį. Ar istoriniai datai paminėti, jis paprastai ir būna atliekamas 1-2 kartus ir nebereikalingas. O čia yra toks proginis spektaklis, Ušinsko minėjimas, kuris vyksta nuolat. Klasikinis, sakykime, animavimas šitų marionečių iš tikrųjų reikalauja tam tikro pašaukimo ir duotybės žmogui. Ir tokia, toks stebuklingas dėsningumas yra, kad labiausiai nebandžiusiam ir neprofesionalui, paėmusiam rankas marionetes, labiausiai sekasi jas atgaivinti šokėjams, balerūnam arba mimam, kurie tiesiog savo profesijos dėka įvaldė tą plastinės kalbos abėcėlę. O lėlės byloja per judesį. Ir kažkaip jam tas labai gerai. Mano akim tai yra techniškai tobuliausios marionetės kaip instrumentas, kurias šiandien galima pamatyti Lietuvoje. O jas montavo, deja jau miręs, meistras Alis Šalkauskas. Ir jame tokiu labai stebuklingų būdų jungiasi labai svarbios lėlių, ypač marionečių meistroj specialybės. Jis buvo ir juvelyras, ir lėlių gamintojas, lėlių mechanikos gamintojas puikus. Atėjo tas Ušinsko šimtmetis, ten daug dalykų buvo gerų padaryta, pagaliau buvo išleista Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus. Pagaliau išleido daugybę metų rankraštyje gulėjusią Ušinsko knygą Lėlių ir kaukių teatras. O tai yra pirmoji knyga praktiškai parašyta lietuviškai apie lėlių teatrą. Jisai beje rūpinosi ir edukacija. Jis buvo labai pilietiškas žmogus ir daugelių sričių rūpinosi ir kartais būtent iš patriotizmo, nes ir tą filmą Storulio sapnas nufilmavo savo pinigais, ir tą marionečių teatrą atidarė, ir tas lėles visas pagamino savo pinigais. Ušinsko lėlėm tada susidomėjo Amerikos kinematografininkai, pamatė Storulio sapną, užsakymas iš karto atėjo ne tik iš kino kūrėjų Amerikos, bet ir iš vienos parduotuvės, kad pasiūlė padaryti keletą marionečių modelių, kurias
galėtų tą parduotuvę pardavinėti kaip žaislą vaikam. Mūsų kultūra praturtėjo, todėl kad jis amerikiečiam padarė išbaigtus tokius piešinius, bet tai buvo scenografijos eskizai amerikiečių filmui, tai vieni iškiliausių Ušinsko kūrinių. Mums, Lietuvai, animacinį scenos meną pradėjo tokia aukšta gaida. Jo marionetės iki šiol nepraradė savo meninės vertės. Domina menotyrininkus. O savo laiku irgi buvo atkreiptas dėmesys, jo konstrukcija Ušinsko marionečių tokia unikali, kad gavo patentą Amerikoje už marionečių technikos patobulinimą. 2019 metais ta su marionetėm susijusi dokumentacija visa, tai patento brėžiniai, net ir filmas Storulio sapnas, UNESCO buvo įtrauktas į nacionalinio paveldo registrą kaip vertybė didžiulė. Galim tik didžiuotis.